Ir vėl aš. Jo, planavom važiuoti vėlgi atostogauti. Bet tą patį joninių ilgai savaitgalį esam Kupiškėje Lietuvos automobilių kroso 3 etape. Ir ką, išvakarės. Turėjau prie balos būti kažkur tai su kemperiu, bet gavos taip, kad iš meilės sportui ir savo klubiečiam mes esam čia. Tai ten 2 nakvoja Mykolas ir Andrius. Čia dūksta Tomas. Visai nesenai baigėsi techninė apžiūra, administracinė komisija ir visi jau, kaip sakant, savo palapinėse kažką daro. Vat važiuoja organizatorius. Ir ką? Lauksim ryte visų kitų mūsų kroso sporto klubo narių, kurie rytoj bandys apginti vėlgi 1 vietą. Čia labai didelė kompanija ir reiktų išvakarės parodyti, kaip Ainoras. Namų darbus. Kodėl pabėga? Turi reikalų. Visame veiksme, važinau pasiektas. Jo, kolegos yra vienoj palapiniai, tai labai smagu. Tai noriu paklausti, kaip, ką tik rodžiau Mykolo mašiną ir ką tik Mykolą sutikau. Ir Ičkelę, ir Ainorą visus, tai nu hebra tada visai bendrai, va, Tomas dar yra, žiūrėk, čia. Jau esam 3 etape, kaip nuotaikos, kaip viskas. Bandysim kovoti toliau, išlaikyti tą 1 vietą. Aš tikiu, matosi iš Ainoro, būtent to neįsižeiskit kiti ir Ičkelės, iš tikrųjų, jo pasirašymų, kaip ant tiek buvo sudaužytos mašinos ir dabar jos gyvos, jos tikrai gyvos. Ir manau, kad Mykolas irgi įsisprendęs ten. Taip, buvo sprendžiami. Nu, ta prasme, apie visokius ten pusašius, bėgius ten, bet tai jau tu įsisprendėjai prieš Vilkyčius, man atrodo. Ir Vilkyčiuose dar buvo? Taip, nusukau granatą. tiesa. Dabar dydžiuose sudėtas. Supratau. Perdaryta jau. Nu, Ainoras tai dar sprendžia, matas dar iki dabar. Namų darbų atsivežiau. Namų darbų dar atsivežė. Nu, laksto bakeliai, kažkaip gumas tada jie neteplanti. Inside matėm tuos bakelius, tai jo, čia stipru, labai. Ir šiaip čia stipru. Čia stipru. Šioperis neturi norėti iš pirmo karto būti... Tai jau Ne, norėti taip. Norėti nedraudžia, bet, ta prasme, taip, kilometrų reikia. Bet su kantrybė galis išsekta kantrybė vieną dieną. Nu, tikrai ne po 3 varžybų tas, kaip pavyzdys, kantrybė turi išsekti. Po kokių 30 varžybų jau... Ne, 30 metų neperdėkim. Po 3 metų kokių jau galima būtų sakyti, kad išseko kantrybė. Bet ir tai, kai kuriem neišsenka. Kol matysiu progresą, tai atvirai sakau, bandysiu važiuoti. Bet, nu, matau, neprogresuoju, reiškia, nema sportas. Ne, Mykolas, manau, kitaip pasakytų, nes Mykolui Matau gerėjų, ta dingsta baimė, tas spaudimas gazų, visa kita, čia taip atrodo, įsėdi mašiną, kas paspausi ir tau užteks. Ne, čia kas įsivaizduoja, tikrai žiūrau kažko, kad čia užtenka, kad aš čia mėgstu gazą paspausti, čia to neužtenka, neužteks. Ne, čia faktas, kad... Kaip mane gyvis kažkada sakė. 1 kartą iš akis atvažiavau. Ir psichologija, ir visa kita. Irgi labai išsigandau. Pats po avarijos, nežinau, kaip šito jaučiasi. Kalno, kur nematai. Sakė, Egidijus, 1 reikia sutvarkyti čia. Tai visada čia. Tam tikrai kanalų žiūrovam, tikrai įdomu, tai tas duoda tikrai savo. Kaip aš savo sportininkams sakau, visada naujokam, tai ta prasme turim, ta prasme, važiuoti varžybose ant tiek atsipaldavę, kaip skubėdami 8 ryto nuvežti vaiką į darželį. Tai mes tada visi žinom, kaip aplenkti, turi suspėti, neviršyti greičio, bet viską įvykdyti ir taip toliau. Bet čia kitas dalykas, tai kad skubėdamas turi dar skubėti, dar daryti
kas be gali būti geriausia. Tai jo, faktas, nu, ta prasme, šitie 3, kurie stovi dabar, kaip sakant, nu, jie tikrai visą tą žino ir visą tai daro. Mykolas jau gal čia iš tų 3 yra seniausias, tai veteranas. Bet Mykolai, atsimeni, kai buvo tų visų mūsų video, kaip tu buvai tikrai naujokas. Konkrečiai buvai naujokas ir ta prasme... Iš tikrųjų, tai neatsimenu. Yra tų videokų ir ta prasme, naujas, visko bijai, o dabar tu jau su patarimais. Aš net girdžiu, kad tu su patarimais jau visiems, kaip elgtis, ką daryti. Bet atėjęs prie Opelio, tai nieko nepatarai. Ne, tai prie Opelės negali patarti. Galiu. Važiavau porą metų. Ai, rimtai, blemba, apie ką aš... Taip, jo pradžia ir buvo. Aš su Korsa 2018 Aukštaitiją nugalėjau. 2000 klasė. Taip, rimtai. Paslapčių neišduoda. Galiu išduoti pas tave paslapčių, čia dar daugiau. Dar daugiau pas tave. Pas mane tokių dalykų nebuvo, visų pirma, tokių kolektorių. Nieko čia nebuvo. Viskas atvira, viskas matoma. Tai nėra ko slėpti, nes viskas, kaip sakant, kaip sakai, atvira ir matoma. Tikrai neturiu ką slėpti, bet... Aišku, nu ką, varom toliau kitų palapinių apžiūrėti. Ta prasme, kitų palapinių, tai rodžiau, ten jau stovi Mykolo, Andriaus mašinėlė, tai aš manau, kad nuo ryto susitiksim ir dar apkalbėsim, kaip tie visi pasiruošimai, kaip išvakarės. Išvakarės dar liūdnas, bet dar mažai dalyvių, o daugiau tai viskas gerai, kaip sakyt. Vis tiek dirbam, tobuliname ką. Apėjom visą trasą, labai smagu, labai viskas gražu, ta prasme pasiruošimas tikrai stiprus matosi, nu tai tikrai pagirtina, kaip sakant, ir ką žinau, nu tik tai tiek, kad kaip sakai, kad dalyvių ar dar kažko tai skaičius, nu ta prasme tai čia... Jo, labai kaip sakyt. Mes neminėsim tų nuoskaudų sukurtų minikrosų, bet nu, mes neminėsim jų. Ta prasme, tai va, būdami abudu organizatoriai ir tikrai didelių sporto klubų vadovai, tai turim biškį nuoskaudą tam dalykui. Šitoj vietoje labai liūdna ir esmė, kad, sakykime, nebanda keisti sprendimų, kad, sakykime, čia, žinai, įsitveria tipo reglamentas, negalim keisti. Kažkodėl būna išskirtinių dalykų, kur ten galima reglamentas pakeisti. Tai kažkaip, žinai, sakau. Bet ar dabar turėjai kaip organizatorius problemų, ta prasme, šitom varžybom kažkokių apart dalyvių skaičiaus? Na, tai kaip esmė, aš pats daug skambinu, Egidijau, aš numerių turiu praktiškai va. Mano visi klubiečiai yra pasakę, ta prasme, kad Saulius tikrai skambino. Ja, absoliučiai visi. Tai sakau. Absoliučiai visi. Man net Saulius skambino. Saulius, nu tai normalu. Žmogus, ta prasme, rūpinasi savo varžybom ir ta prasme. Nu, žinai, norisi, kaip sakau, esmė, ką parodyti žiūrovam. Nu ką parodyti? Nu, faktas, kad čia, žinai, aš kaip sakau, darom šventę, žinai, ir čia ta joninių laužas ir didžiai, nu, kažkaip nori. Šventė, jo. Darot kartu su renginiu, su varžybom ir šventė kartu. Jo, tai va, tai sakykim, nu, matysim, bet šiaip, sakykim, jeigu nesikeis politika federacijoje, tai kitais metais čempą tikrai nedarysiu. Tikrai. Aš tai iš vis pastraukiu. Ne, nu tai čia, sakykim, taip, žinai, tai sakau, aš geriau padarysiu, va, mėrą taurę kokią, žinai, ir tikrai susikviesim dalyvių ir, kaip sakyti, ir finansinė išraiška, sakykim, nereiks ten nei tų, sakykim, administravimo išlaidų, sakykim, ten laikininkam, žinai, kur tūkstančiai. Gerai, kad pasakė, nes mano kortelė liko kom. Manau, kad čia, žinai, tai... Supratau, Sauliau, tai nebesiskuskim nieko, bet šiaip tavo emocijos, ta prasme, ir tavo ambicijos šitom varžybom, aš mačiau, kad labai didelės, ta prasme. Tu norėjai, vat, būtent ne tik tai varžybų, bet, ta prasme, norėjai ir vakarinė dalis, taip pat kaip ir aš Ramynai. Tai džiugu, aš matau, kad viską pasiruošęs, kaip sakant, tikrai padaręs, nu, wow, kaip sakant. Tai faktas, kad sulaukėme tų dalyvių, ar rytoj tu galvoji visą tai, ta prasme, išsipildys, ko tu svajoji? Be dalyvių. Šiaip oras liktai dabar gerą rodo. Nupirkai? Jo, bažnyčiai pavedimų padariau. Padarei. Nu ir viskas. Tai
sakykime, vien dalykas, kad kitur niekur nebus joninių, čia tik taip nusitampa. Ai, tai net padarėt Kupiškio čia? Jo, Kupiškį mieste nebus joninių. Tai aš Gal matot, ant kiek organizatorius, Jo, tai tikiuosi, kad čia susirinks daug žmonių, tai sakykime, vis tiek vakarėlį tą, aš jau pats senelį sakiau, plaukus pasileisiu. Tai tau ir privaloma, ta prasme, tau ir tai vakarinė dalis, tai čia siautėsim tikrai. Tai leidimas iki 2 nakties išduotas, tai bet manau, kad iki ryto 5 datėm pasitiksim. Tai joninės, tai kas ir svarbiausia, kad ta prasme smagi dalis yra vakarinė, o apie čempionatą yra kaip yra, ir taip. Jo, yra kaip yra, nieko nepakeisim. Nieko nepakeisim. Tai manau, žinai, tik tai sakau, tiek, kad ateičiai reikia daryti kardinalius sprendimus, sakau. Manau, kad reikia sėsti prie stalo vėl, kaip ir kiekvienais metais, daugelį metų ir viskas, ir spręsti vėl iš naujo, kaip ir kiekvienais metais. Taip. A daugiau, tai nežinau, daugiau sakau, kaip sakau, vis tiek, prieš kiekvieną varžybą kažką naują padarau, žinai. Mes matom. Ta prasme, kas esam daug metų, tai matom net ir smulkmenas. Gal naujokam atėjus, tai nesimato, bet mum matos. Labas rytas. Kol dar Tomo nėra, tai va, Hebra keliasi. Viskas tvarkoj, vakar praėjai technikinės, šiandien tau jau ramu, ne? Jo. Viskas tvarkoj, ramu ir tai gerai. Nusteikę sportuot, šiandien lėkt ir prizinės paimti. Nusiteikęs. Mes tave šiandien taip palaikysim, žinau, kad tu privalai. Einam toliau, einam link techninės apžiūros ir einam iki Majuko. Ką tu? Ai, tai aš nieko. Labas. Labas. Nu, Galvoju, kad Mikelevičius mane filmuos. tai filmuos ir Tomas ir aš. Abudu mes dvigubai varysim. Kad greit nepavargtų. Taip. Nu, kaip tada pasiruošę? Kaip Gerai. lėksit? Jis sakė, kad man nustvers kelią ir Neužtversim, tiesiog juokauju. Aš žinot, kad tas šį kartą tave tikrai aplinks. Nežinau. Dar gali visko būti. Kaip iš tikrųjų nuotaikos, vaikai? Gerai. Gerai, viskas tvarkoj? Gerai, neįsimėtoju. O kopūsto atsivežiai? Tomas atvažiuos. Braškės, Majau. Va, naujas bus braškės. Net pamiršę. Pamiršai ir braškės? Eina savo. Mes irgi vakar, žinok, daug ką pamiršom. Stalą, kėdės, viską. O tu viską aprangą susidėjai, viską važiuosi jau tikrai. Supratau. Gerai, Majukai. Atvažiuos Tomas, dar tave pafilmuos ir visi kiti, taip? Tai susitiksim trasai, taip? Mane pafilmuosi, garus dar jau būsiu pasiruošęs su salmu. Gerai. LNK laida pabūda merkelėme. Jo, pabūda merkelė. Nu kaip, išmiegojat? Viskas gerai. Kam čia miegas? Miegas durnių išmislas. Jo, aš irgi galvoju, tugi už mane gerokai vyresnis, tai jeigu aš miegu jau tik 7 valandas, koks bebūčiau, tai kiek tu miegi? Šiandien miegojau 3 valandas 20 minučių. Tai ir mūsų tas pats laukia, ta prasme, kad... Nes man žmona sako, koks tu benueitum miegoti, ta prasme, visi suprantam. Nu, sako, vis tiek jisai 6 kelias. Ne, aš 6 keliuosi visada, bet dabar tai po 4:20 kėliausi. Aš žinai, kad nuvėjau gult? Nu, tai po 2:30. Ja, beveik po 1:20. Nu, tai va, sakau. Supratau, tai tos pačios nuotaikos kaip vakar. Ja, viskas. Na ir viskas. Viskas gerai. Ką? Super. Bus kaip bus, nu tai va. Galvojau, kad biški nulis, žinai, rodė, tai nieko, tai 5:30 žadintų traktoristų. Kažkaip šį kartą lengvai pakėliau. Bet šiaip tai jo, šiandien, ta prasme, nes vakar su temom jau atvažiavom, tai nemačiau, bet tikrai įdirbę yra.
tikrai žalia, viskas apėm trasą. Nu, Tai žinai, super. trasai aš ten tą posūkį dabar jau Mačiau, žinau. Jo, mačiau. jau, žinai, man jau Mačiau senai ten buvo. Jo, jau ten buvo senai jau laikas susitvarkyti, žinai, bet aš kaip sakau, žinai. Tai būtent va ten kaip ėjom ir sakau, blemba, nu, grinai jau gražiai tas dabar, toks ne? Na, sportiškas jau reikalas. Esas Nu, ta jau prasme. bus. Jo. Žinai, tai... Super, super. Na, o daugiau, nu tai, kaip sakau, šiemet labai norėjau, nu, noriu įrengti poilsio zoną, ten, žinai, mano planai. Mes iš Mapso, kaip žiūrėjom, kur mum atsistoti su kemperiu, ir aš net tau norėjau paskambinti, sakau, blemba, kad ten padarytų kemperiam vietą kažkokią. Tai dar ir būtų- elektrą ten bus jau. Tai čia super. Viskas. Geros dienos, Sauliau. Klausau, Mariau. Labai trumpai. Naujas rytas, naujas startas. Po kiek metų? 11. 11. Gerai, netrukdau. Paskutinį kartą 13 metais Saulė ralį. Va. Ralį Saulė. Saulė jau kyla. Gerai, praeikit technikinę ir tada žiūrėkim. Erikai, dar kol nebuvo įsijungus kamerą, papasakok. Sakei, kad gerbti ir mylėti šitą techniką naujoko. Ir sakei, kad daug naktų praleistų. Jo. Tai iš tikrųjų daug tavo rankų įdėtų į šitą techniką? Ne kiek rankų, kiek pagalbas. Ai, Dainius pagalbas. prieš tai daugumą šitą mašiną pats sukūręs, bet praeitais metais važiavam daugiau su juo kartu, tai teko naktų pabuvoti pas į garažę. Supratau. Tai žinant tavo techniką, kad jinai tikrai tokia tvirta ir išgaudyta, tai... Čia 2 kartus tvirtesnė. Sakai? Taip. Aurimai, tau, kaip sakant, tokie vat pagerimai čia vat bus, kad galima pavažiuoti. Sakė, tvirta technika. Važiuoti, beliks. Jo, beliks tau važiuoti. Greit pamatysim, kas čia bus. Labai greit. Supratau. Nu, plemba, fainas daiktas, iš tikrųjų, kiek. Aš dar jo taip rimtai ir nemačiau, nes kaip prie jūsų neprieidavau, žinai. Dainis mėga jų išglostyti, kaip sakyti. Nu, tikrai skrupulingai žiūrėdavo į šitą dalyką. Kad ir krosę, kad ir kontaktų turim, bet iki galo dažniausiai būdavo viskas išbaigta. Nu, super. Labas ryts. Su Rūta atkurtėjom kur? Pas uogas. Pas uogas, Jogynis. Tai va, šiandien Jogynėse Lietuvos autokroso čempo 3 etapas. Kartu ir mėra turės varžybos, tai bendroji sumoj turim apie 50 dalyvių. Tai mano šiandien užduotis pakalbėti per mikrofoną. Rūtas užduotis sufotografuoti visus dalyvius. Na ir dar aš su savo dėžutę eisiu pasikalbinsiu akroso komandos narius, kurių šiandien atrodo, kad turim 11. Turim naujoką vieną. Pristatysim gal jį plačiau Akrosas Inside rubrikai kažkada, o dabar apsilankysim ir paklausim, kaip pasiruošęs šiom varžybom jisai. Pradėsim nuo pačio mažiausio Akroso komandos nario Majuko. Sveiks, Majukai! Labas! Kas gera? Kaip sekais, Maju? Gerai. Ko čia pakeltus tavo bagis? Nežinau. Ką čia darot? Nu, dar kažkas. Nu, kartą tėveliškai kūrė, užgeso. Kūrė, neužgeso, neužsikūrė? Taip. O kas negerai? Nežinau. Aiškinsitės? Supratau. Tėvelis jau ant telefoną, mačiu, skambina kažkam. Gamyklai gal skambina? Aha. Nu, Majuk, tai šiandien kiek dalyvių pas tave? 10. 10? Oi, tu savo daug, jie. Ką darysi? Gazas spausi. Spausi, ne, bet taip atsidusai, biškai, taip nedrasiai, ne, kai skaičius didelis. Nieka, viskas bus gerai. Trasą apėjai? Dar ne. Nei? Ne, atvarymus mirsim, sakė, kai atvarysim. Ai, kart varyst. A girdi ten, žinok, žiauriai šlapia. Batinį išsipurvink. Gerai. Gerai? Nu, kas nors nauja su bagi yra? Ne. Nieka nėra? Tik naujas lemputis. O, parodyk, šviečia. Ar išjungta dabar čia? Na, pažiūrim. O, maladėt.
Ir stabdžiuks pažiūrim. Oi, gerai, techninė komisija praktiškai praeis, žinok jau. Pasakys komisarui, kad nebevažiuotų ten. Gerai? Nu gerai, Majuk. Kamerą turim, matva, ne? Filmuosimės? Taip. Gerai. Graži mano maikė, Majau. Kopūstas, ne? Žodžiu, užsakiau aš ir tau tokią pačią maikę, tik blemba įtar gali būti per mažą. Jeigu bus mažą, užsakys didesnę, gerai? Nes žinau, kur gamint kopūstą maikę. Nu, pažiūrėk. Blemba. Biš per mažą jauč, ne? Arba tyč toč kaip sasiska būsi. Nu, ant šaugimo nesigaus, bet Majau, girdė, kitą maikę, atėjo iš tavo kitas varžyb didesnė biškį, gerai? Nes tu labai greit augi ir kiek tau bepirk... Ką? Aš darau žiūronus. Kiek tu bepirktų maikį, vis tiek tu išauksi. Aš darau žiūronus. Žiūronus turi? Parodyk. Kur tu čia žiūrės tai žiūronais? Jeigu toli mašinas, tada galiu pažiūrėti. Aš matyčiau kokie. Nu, da prisidėk, labai gerai atrodo. Tai va, tai žodžiu, tiem pas Maju su kopūstais. Aliexpresse užradu, sako, reikia paimti vieną savo vieną Mają, tik bištų dydžių kopūstų nusimažinu. Žinai, aš kai žiūriu, kai važiuos tos mašinos, tada žiūrėsiu. Ai, tada žiūrėsi, supratau, nes gal tu, sako, nusiteikęs visą aplenkt, žinai, per 4 ratus ir paskui per žiūronus žiūrėt, kur tavo varžovai. Bet ateis toks laiks, ne? Ateis ta diena? Aha, anksčiau ir vėliau. Nu va, ir Šaras parėjo. Žiūrėk, Majai sakė, kad kažko susirūpini, skambini bagių gamyklai, kad nesikuri bagis. Problema. Kas yra? Nevažiuoja. Nevažiuoja? Kami bėda? Žinau, ateis tuoj Tomas Geležys. Ai, jogi čia buvis bagis. Gal turėsi minčių, bet nuotaika iš karto. Majais, tai dabar Maikė su kopūstų gata, žiūrėk, jeigu tilpsit. Tai abu su tokiom pačiom? Jo, kopūstus racing team. Malačiai. Rengės, Maikė, žiūrėt. Visai neblogai dar. Nu, Majau. Šaunuolis, ne? Einam pasidaryt nuotrauką. Tu kopūstus ir aš kopūstus. Einam pasidaryt nuotrauką. Einam. Du kopūstai didelis ir mažas. Bet čia, nu dar nėra baisiai mažas. Pats tas, ne? Nu, va, turim Rainoro mašinytę, kuri po Vilkyčių. Video matėt, kaip atrodė po lenktynių avarijas. Tai žinokit, dabar galiu pasakyti, kad kaip nedaužta. Landžironai tiesus, nieks nenusukiota, viskas sutvarkyta. Gražu žiūrėt. Pačią driverę tai tik nematau. Ričkelė. Iš lenktynės namuoje savaitėm nebūna, ta prasme. Tu Ričkelę darais kaip tie europiniai, kur išvažiuoja į Gonkeną, tai mėnesį. Panašiai, grįžtant į aprangą įsiskalti. Jo. Tai iškart po Groso baliaus išvarė į Akmenę. Taip. Kas gavosi Akmeniai? Atrodo neblogai. Antras, trečias? Trečias. Ir tu su savo granatom ir parvažiavau. Aik tu, nieko nekeitei? Jo, kaip si iš namų išvažiavau, taip ir grįžau su tom pačiom. Tai gal išsprendėt bėdą, kame ten būdavo? Nežinau, labai tikiuosi. Tai dėl to ir važiuojam. Tai čia šiandien... O, Česnelas. Tai šiandien čia iš vakaro atvarės irgi? Taip, iš vakaro. Dar testuosimės. Ir bus matyt. Vat vakare galėsim ir pasakyti, ar jau gerai viskas, ar dar kažkas tai liūdų. Supratau. Nu ką, turim ir dar vieną dalyvį. Aurimas Jonaitis. Tas pats? Nu, po šitiek metų, po kiek metų. Across Inside rubrikas tam dar padarysim, žinai, plačiau, tai dabar trumpai gal prasibėkim, kaip tu čia atsiradai. Kaip atsiradau? Su BMW mūsų komandai. Taip atsiradau, taip ir pernai čia atvažiavau. Pasižiūrėt varžybą? Savo buvusias Astras pasižiūrėt, kaip Banelis važiuoja. Aha. Ir užsikrečiu. Padėjau, paremontavau, pažiūrėjom. Nuo tų va, lygiai kažkur metai vis atgal. Buvo Lietuvos čempionatas ir pasižiūrėjom. Ir vėl trinkai smegenis. Supratau, taip, žinai, darėsi BMW ar pirkai BMW padarytą? Pirkau čia, Dambrausko buvęs. Ai, Dambrausko buvęs. Reikėjo kažką dasavedinėti? Smulkmenas, kaip visada. Kodėl galų varomą pasirinkai, ne priekinė, 2 litrį kažkokį iš... Dėl savęs pakaifuoti.
Supratau, tai žodžiu. Vat vaizduką būtų gražiai. Vaizduoju, o BMW visada. Tai būtų, Superkarui be pinigų nepririnkom, tai pradėsim nuo žemiau. Supratau. Nu gerai, malonu matyti, kad klubas mūsų plečiasi ir supirkinėjom greitas mašinas iš kitų klubų. Taip, ir žiūrim, kas dar čia pas mus atvykę. Eik taksiorą nufilmuoti, nufotkinti. Nu, aš Česnels pasikalbėsiu. Žiūrėk, aš vakar pasvaly mačiau, vyko tokia šventė. Vysparto alo. O mes pergalvojom to šventės pavadinimą ir atvažiavom čia Vysparto riešuto. Tai čia Majauskas turėtų būti įdirbis šitame reikale. Jo įdirbis ir mes atvažiavom į šitą šventę Vysparto riešuto. Majauskai, ateik čia. Ateik. Riešutinė iš blidelio, gerai. Šaukštais. Šaukštais. Nu, Tomėlį važiuosi? Ne. Nevažiuosi? Ne. A ko? Taupau savo jėgas. Kam? Vakarui? Joniniam. Joniniam. Tarp kitko, vakar norėjom mes padaryti šventę jau tą Vysparto riešuto. Vysparto riešuto? Užkurtą laužą? Jau buvom nuėję link jo. Galėsim užkurt, palie pavardę priklauso. Ne, tiksliai. O. Klausyk, girdėjo, jeigu suges Renault varžybos, tai gal Renault kurkim vietoj laužą pigiau bus? Idėja. Gerai idėja, atskiras bus laužas. Atskiras laužas. O, atvažiuoja tada mūsų. O, mūsų pasakų namėlis, barbinamėlis. Barbinamėlis. Va ir mėlyna palapinė. Labas rytas. Labas rytas. Ką, vyriukai vėliau apsimėgstat, ne? Ruošitas? Nu ką, pavilkyč? Nurima audras. Nesuprantu, ko jie tenai strovės iš tikrųjų, bet... Net filmavimą šitus pasižiūrėjus, bet... Nu, viskas gerai. Supratau, tai kažką tai remontavot, pavilkyčių darėt, ar ten tik tai per korpusą gavo? Buferio plasmasį atstumiau, slengstis sulankstytas, tai palikau, ne, aš ten daugiau reikalų, tai... Su sekančiu lankstimu. Nu, jo, prie to pačiu, nes tampyt reikia. Supratau. Ką šiandien, kaip trasytė, žiūrėjai, šlapė, nešlapė? Nieko nežiūrėjau. Nu, trasa kaip trasa, čia. Nu, to čia puikiai žinoma, tai čia Kupiškis, žinai, čia užsimerkė pravažiuotumėt. Dalyvių klasį neblogai prisirinko, žiūriu? Tai jo, bet gal kiek čia sakė, 5 bus? Šiaip 6 buvo. Turėjo registracijų būtų daugiau biškį, man atrodo. 6 buvo, man atrodo. Bus padėgymas. Padėgymas, gal ten įsivaganda, nežinau, ko jis nevažiuoja. Padėgyms kaip ir aš. Proga pravažiuoto nevažiuoja. Padėgyms kaip ir aš, žinai, jeigu čia ir ką daro, vis ir prisiregistruoja ir paskui niekur nevažiuoja, gal taip, nežinau. Nežinau, bet, nu, blem, kiek kartų iš padėgymą laukiam, kiek iškart buvo atvažiavęs. Tai jisai šiemet turėjo važiuoti, bet, nu, aplamai, bet nevažiuoja. Nevažiuoja. Nu, žodžiu, reiks padėgymai pasukti, sakyt, kur tu pradingai. Gerai, bernai, ruoškitės, o mes einam ieškoti toliau ekroso komandas. Nu, va, dar 2 ekroso bolidai. Labas rytas. Nu, ką po Rokiškė, susitvarkė ten tuos sulūžimus, ar vapšė motorą pakeitė? Pakeitė iš šis, sakyti. Vapšė, ne? Perdariau dabar ant purškalo. Aha, kas ten buvo prieš tai? Tai ten karburatoriai buvo. Tai su tom ITB ten to mane įsirvimą taisa, ne? Nu, grinai, baitos karbai uždėti buvo. Nu, jo, teisingai. Ir tau ten nulūžo, neveikia kas? Pradėjo lūžinėti, ten nelaikot oro filtro, tai paėmiau dėjau kitą motorą su skueriais. Bet reguliuoti reikėjo kažką darėt, ar tiesiog su standartiniu kompu, kaip sakau? Standartinė, viskas. Supratau? Pas purškalas. Supratau, nu ką, o daugiau iš kėbulo tengi neprisidarėt, labai kažko ten nieko? Nieko nebuvo, viskas kaip ir normaliai. Supratau. Nu gerai, pasmatysim. Nu va ir tamsta Mykolas. Labas, Mykolai. Kaip tavo reikaliukai? Nežinau, gal gerai. Pasiruošę su golfeliu viską pasidarėt, kažką remontavot, ruošėt? Taip. Kas buvo apie reikalai? Kad šau nebebūtų, didžiasias granatas persidariau. Aha, jo. Kad, nu, stambesnis. Tvirčiau? Konsultavai su kažkuo, kaip ten jas darytis, ar savo išmonė? Ne, konsultavausi. Zirčkelė gal? Ne. Su Ašakėnu. Ašakėnu, supratau. Va, kaip gerai, matai, klubietis dabar gedus mūsų varžovus, nebe klubietis, bet pasidalinu gerąją patirtimą, ne? Pasidalinu. Tai ką, Mykolai, šiandien koks planas? Važiuoti ir nesulūžti svarbiausia. Jo, nemažai ten jūsų klasiai? Ne, kad nedaug. Nedaug? 6 ar 7. Ai, tai nebaisiai. Nebus 2 pogrupių. Kiek žinau, jungs mumis 1.6 superis. Ai, bet tai superiai 2, man atrodo, tik tai tėra. Jo, tai būsim 8. Nu, blemba, tai kaip ir pogrupis jau visai įdomus gal. Įdomus, tai. Supratau. Nu gerai, užeisim pašnekėti kaip sakėte. Iki. Tai labai reaguoja. Kasparai. Lūna, čia Kaspars. Čia Kaspars. Nu, bet gražumo šuniekas. Einam pažiūrėti,
Žilvinas sparnus atsilankstė ir persidažė. Nes po Ramygalos tai biški buvo nukentėjęs kebuliukas. O dabar... Čia ką, iš naujo nedažyta jinai? Ką? Nedažyta? Ai, supratau, sakau, bliam, negi iš naujo perputė atsakau. Kur Žilvė? Tai travas tadas. O, lab, Žilvė. Vairs net tai pusė. Geroj pusė. Ką, dabar apėjau mašinėlę, vėl gražiai, vėl kaip nauja, bet sakė, nedažėt. Ne, nedažėm. Tai dabar tu kur pasirinkart lėkiai? Ramygalai? Jo, Ramygalai. O po to Vilkyčius praleidai? Dėžės problema buvo. Ai, bet planas buvo važiuoti, bet nesiga, ne? Jo. Supratau, tai dabar ką su dėžė darėt? Nieko kitą idėją. Tai kelintą jau dėžė šią sezoną? Tai antrą. Antrą. Ai, tai niekada darbaisi? Nedaug važiavom, nedaug ir keitėm. Supratau, šiandien jūsų man atrodo 6. Jo, vakar technikinę praėjom, viskas gerai. Ai, tai iš vakar jau tvarėt, ne? Nu, vakare buvom atvažiavę trumpam čia, toli gyvenom. Ne. Tai žiūriu sparniukų arkos gražios. Tai čia reikėjo tai pasidaryti, tai pasidariu. Liepė? Nu jo, bet gan gerai gavo. Gerai, šiaip atrodo, juodas spalva, žinai, ten normaliai. Visai neblogai. Supratau, nu žiūrėsim, kaip tą gražuolą lėks. Tikėkime gerai. Rūta, tai sakė, žinai, ko tikis, kad saulė išlis, sakant, saulės dar geriau atrodo. Nu, kažkaip kitą spalvą gal. Jo. O, direktorius iš kabineto išlipa, labas dalykai, labas. Čia ir naktavojat? Ne. Bet buvote iš vakar atvarę praeit komisiją? Taip. Buvote, ne? Vakar. Viskas vakar. Sustvarkėt ir sugrįžot? Nu. Ką tu su kavyte? Pusrytėlį? Tai gal prosekiuką kokią? Turi? Mašina yra, Rūt? Ko tu manęs klausi? Jeigu tu siūlai, tu išink. Nu gerai, atsidaro krautuvę, sulakstysim, nepamirši. Mane ir bais šūdinį. Gyvanas, įvalė. Tai buvo įbrydis biški. Kur šlapia? Visi vidai. Visi vidai? Tai negalės vidai važiuoti. Kodėl? Bet ir geras dalyks, jeigu tu varo vidai, paduodi iš ten vandenę, purvą. Nebūntėm. Ir užmėt varžovai. Ne, nebūntėm. Nebūntėm? Ne, išsivalės tėvydas. Išsivalės? Kaip golfėts? Vietą jau stovi. Po Vilkyčių. Harmoniką ištempėt? Ištempėt. Lėt, все. Gažuosim vėl. Žiūrėsim. Nu, žiūrėsim, su kuo šiandien Rasborkės nusimato. Ble, aš iš paskas pavarami. Tegu daužas priekį, ne? Bet praeitą galkia pasakyti man sumala. Tad reik nerami, ble, varysi priekšinti. Varyk dabar tu ten skarsi išilgai. Dėsim. Jeigu dangas dar nusišypsos su lietum. Tai tau gerai, nu tai. Variklis pasilygina. Išlygins galingumus. Taip. Tada ir aš čia galiu utiutių daryti. Utiutių. Nu gerai, pažiūrėsim, kieno utiutių bus stipresnis. Po Vilkyčių užteka laiko Opelį atsiremontuoti? Panaktiniai reikėjo vakar, užvakar tiksliau. Viskas gerai. Kokie pagrindiniai ten defektai buvo, kas daugiausiai laiko užėmė? Dėžiai strigus ir tampymas, manau, stakanų ar statymas, lonžeronų. O dėžę tą pačią darėt ar kitą? Kita greitai, nes tą pačią išėmus, buvom neišėmę mes ją, tai iškart jau kitą ruošėmės, žinodami ir viskas. Bet dabar perdavimas geresnis kažkoks biškai, gudresnis? Ne, jau turėtų būti gerai, jau turėčiau nedų startį. Vargelė buvo, žodžiu, per tos 2 savaitės kiek čia, ne? O. Kaip nauja? Ready to race. Ready to race. Va tokią mes turim lentą šį kartą. Ne analoginis, o skaitmeninis starto šviesoforas. Tarp kitko, ryte čia rodė ir vėjo greitį, ir oro temperatūrą. Mandrai šį kartą čia gynėsi. Dar čia stovi. Pusė 2 modė dar vis partualo. Taip. Geras pasakymas, aš kai pamačiau parašytą vis partualo, sprendžiu, kas čia parašyta. Paskui išsiaiškinau, kad viskas per tą alų. Taip. Lietuviškai, pasvaliečkai vis partualo. Taip. Tai vakar ilgai... Tengi procesai, bačkos, atkimšimus, viskas ten tų aludarių įvertiniams iš kelių bačkų. Kas laimėjo? Nežinau, nespėjam. Nedalyvavai? Ne. Jūsų laistytuvo brandas nedalyvavo? Ne. Tarp gamintojų? Ne, kad vakar biški su technika vėl problema. Mačiau iš internetį pas mus grupį, kad kažką tai vargai, kas buvo? Vėl tas pats su rankin, ten su vamsdukas problema buvo. Tai ne cilindriukų buvo? Greičiausiai, kad ne. Supratau. Nes mano kolcis dar stovi išardyts be stabdžių. Ir nebežinojo, ką daryti, galvoju, čia išvis išmesti, tada pasiskambino žvėris pakonsultavo.
bet nesigavo, tai yra du kitos stabdžių reguliatoriai. Nu, dabar nežinau, įsidėjo, kad jį išmes. Matysim. Tai laiko gerti alui vakar nebuvo? Ne, kur tu nuvažiavam jau Prūsaitis dainavo. A, jau buvo prie žerėlę, prie vandenėlę. Taip. O ką tu čia prie žerėlę, kad iš ryto vairuoti? Na jo, supratau. Vis partualo. Fulę žiūrėsim, irgi. Fulę vakar iki 12 žiūrėjom. Aš irgi žiūrėjau. Žodžiu, tokie ekranai. Mūsų timing teamas aprūpina dalyvių parką monitoriais, tai manau, kad tikrai bus lengva visiems čia sekti varžybų eigą. Žietukai iš Pasvalio, gali man išversti vieną frazę? Vis partualo. Na, gal? Kas tau neaišku? Ką reiškia? Viskas per alų. Vakar žiūriu, pilns Facebooks iš Pasvalio, vis partualo. Gal Estija įmešė, ar kas čia? Kiek čia ta Pasvalio? Nu kiek rankų paduoti Pasvalis? Vis partualo. Ką, prasideda chronometruojami važiavimai ir minibagiai pirmieji. Viskas gerai su bagiu? Atėjęs stebuklingas Ilė nieko ranką ir sutvarkė? Minutę. Vargau 2 valandas. Kopūstas Racing Team. Prabaliavojęs visą savaitę vestuvėse apsireiškė ir Alfukas. Labas. Kaip vestuvė? O, vestuvė rami. O kaip ralis kitą dieną? Gerai, nes vestuvė rami. Laimingai apženė, dar neįsiskyrė? Ne. Balyje. Balyje, kopinėje? Taip. Pratau. Šiandien, žinok, jau buvo gaisras vienas, blem, praleidai gerą. Jonį laužs buvom iškurt. Rimtai? Volkswagen Golf 3 kartos. Nu, į visur nespėsi. Liepsnojo atviro ugnimi. Nu, čia krosas. Čia krosas, čia liepsnos nuo ryto. Avalanche sustojo. Iš garso cilindras 1 arba 2 tik bedirba. Starte stovi mūsų naujokas Aurimas Jonaitis. Puikiai proga per Jonins pasižymėti Jonaičiai. Jis sakė, kad deginsim laužą. Jau vieną uždegėm Zenoną, tai daugiau nereikia. Ne, to nepalinkėkim. Ne, to nelinkėkim. Jokai iš Dambrausko automobilį nupirka dabar mūsų bičiulis. Kas per mašiną, ar teko jau dabar labiau apžiūrėti kažką? Jo, šiandien ryte bus irgi iš mano video, ta prasme, kaip ėjom technikinę apžiūrą, tai aš jį su ta technika susipažinau. Tai pamačiau, kas ten per, ta prasme, techniką ir Erikas Narbutas, ta prasme, pristatė kaip irgi savo rankų ten įdirbį idėjas, tai tikrai, kaip niekada neini per klubiečių kitų klubų sportinės mašinas ir ten nenužiūriniai, tai šitą apžiūrėjus biržam tikrai didelis laikas, nes labai kruopščiai paruoštas automobilis. Tai dabar tik tai Aurimui, kaip sakant, parodyti, kaip jis važiuoja. Nu, žiūrėsim, nebedaug lyga sulaukti. Ponios ir ponai,
Start your engines! Parado ratas prasideda, užvedam variklius ir apsukam vieną garbės ratą per šią uoginių trasą. Na ir koks paradas, jeigu mes nevažiuojame parade. Pliumpt. Ir varam su savo Audės Toyota Corolla Cross apsukti garbės ratelį kartu su bičiuliais. Nu va, ir važiuojam paradėlyje. Nu ką, reikiuojama pirma kvalifikacija ir Majus čia. Majau, kaip sakiau, savo tempų, savo greičių, nežiūrėk kitų. Taip. Gerai, šaunuolis. Gal galia varsti. Šaunuolis. Vienas iš dalyvių padarė falšstartą, Majus pasižiūrėjo, ką daro kiti dalyviai važiuoja ir Majus tada tik tai pradėjo važiuoti. Nu, žodžiu, nepaėjo su pirma kvala Majui. Vėl, kaip sakau, dairėsi kitus varžovus, kai visa koncentracija turi būti trasa į startą ir nieko, bus čia dar tų pamokų, ne viena išmokta tokia. Kai metai 4, tai dar čia yra tų laiko taisytas klaidas ateityje. parveža teisėjai Andrių biškį, gal parneškim jam tų žalių kopūsto lapų, prie mano bliūskės tinka. Prašau. Gerai. Ką, einam toliau prie komentavimo reikaliukų.
galingesnius automobilius vairuojančius oponentus. Vaidonas Laužikas čia buvo pirmas. Ričardas Dėkimarius šioje vietoje. Prisitraukti prie Aurimo Jonaičio, bet Aurimas Majau, ataik čia. Ataik čia, Majau. Kai stovi starte, kur reikia žiūrėti? Reikia šviesoforą. A kur tu žiūrėjai? Kitus. A kodėl? Nežinau. Jo, nes matai, kaip būna, kai žiūri kitus. Pražiūri, kada užsidega šviesoforas. Tai atsimink, starte stovi, visas dėmesys į šviesoforą. Užsidega žalias, ką darai? Mini gazą, ne? Nu va, tada jau viskas. Leki, mini, bet sakau, starte, tai suskaup, majukai starte. Duok žaibą, suskaup. Nu, čia prie Opelį verda kažkoks darbas. O, žiūrėk, dangtelį įmat, ką čia darot? Ardam. Ardat? Kuriam dalis reikalingas? Ne? Sakau, gal kai Dakarė atiduod viens kitam? Įdomumo dėliai. A kas per... Benzavagį. Benzavagį? Benza daug. Bartkevičius paklaus. Ansa, kad turi žinoti. Nu, blem, tai tas tai laistės važiuodams. O, blėt. Kas čia? Ką čia pamatė? Taigi čia nuo gesintuvą palikė. Nuo kurių čia kis? Nuo vilkyčių. Tai čia palauk, reikia... Kaip tau modė? Gražiai pasidangsti nuo gedo. Gavo biškį bankio, bet svarbu nei ratų, nei reikalų nepridarė. Bet patikrina biškį. Budrumą. Blembe, bet ten bombų, ten ne mašina. Tiesioji, reikia užsidarinėti, kad atein tiesioji. O, mačiau, kyla kosmosas. Nu? Nieka, bet uždarinėt gaunas. Nu, gavas kažkaip, bet duobės... Praeitos varžybos buvo idealitras. Nu šitas, nežinau, ar čia užvietė, ar čia neįsivaizduoji. Ten čia va prieš tą ilgą finišą posūkį, prieš tai posūkiuks. Išėjo, ten duobytė prieš posūkį, išmetė tai su priekiu, kaip kalo net Hansą diržą įsitempė. Bliamba, sakau, čia šitiem gali ratą nulūšti. Gali, bliam. A tau, Ainorai, kas tau čia tik tai tos žvakės neramina ir dar kažkokį dalyką? Ne, čia taip įdomumo dėliai pasitikrinti, kas negerai yra. O šiaip kaip viskas gerai? Nu tai redį nematau, tik gau, aš dėgą gau ir gau varau. Klausyk, kaip ta dėžė dabar? Viskas gerai. Tinka tas perdavimas tau? Sudėt kaip aš, ne dėžė tok pat kaip pas mane dabar. Taip. Vis, vat, kaip reiks duot kur kreiptis. Gerai, liekit dar daug prieš akį. Kaip tavo reikaliukai? Nu, gerai, geresnė. Kaip ta pradžia? Gerai, viskas gerai. Atvažiavai antras? Jo. Antras. Ir gerai. Startas buvo visai geras? Neypatingai. Neypatingai. Startas geras, bet viskas gerai, nes tikslas išsitestuot pabaigti, tai pakol kas viskas gerai. Praktikos jau turiu, kad besistengiant per kvalifikacijas finalo nesulauki. Tai dabar jo. Nesuki makstu? Ne. Jo, Jo, ir viskas. Jo, aš manau tai.
Nu ir gerai, pasimatysim. Jo, iki. O kas per susirinkimus prie kabinetą atidarytą kapotą? Kas čia? Čia jau Majauskas buvo įlink. Buvo. Ne, kamštelę atsakau ir apsisisioja. O juk, saubė, tai kas? Turim naują, tai dėsim naują radiatorių. Tau radiatorių kas prakirto čia? Akmuo parėjo? Greičiausiai. Slėgė net laikė? Ne, greičiausiai akmuo. Paskui reikia pirmam už atvažiuoti. Va, ką norėjau sakyti, vienintelis receptas negauti į stiklus ir į priekį ir važiuoti pirmam. Startė nepavyko, tai iššauko, kad neblogai, dėliau antrą. Norėjau, kad neužsikastų, antrą įjungiau, variklis priduso ir dinga gali ir nenorėjau užsikast. Dabar bandysim biškai aštriau paimti startą. Bet šiaip įspūdžiai kaip mašinėlės? Super, kiek čia? 8 ratai, bet treniruošiu, tai jaukinamės. Nu gerai, pradžia gera, gražu žiūrėti. Nu ką, atsiplėšimas nuo varžovų nemažas, tai kaip ir nieks važiuoti nemaišo. Nu nemaišo, šitam važiavimą paskui žiūrėsim. Nebuvo ten labai iš starto kažkokių arti prisiglaustimų nieko, išėjai taip daug maž tvarkingai. Nu kažkaip tai, paėję. Paėję. Pažiūrėsim kaip toliau eis. Nu da daug lyga. Gerai, mašina kaip ir gerai, ne? Ką, dakrauna takumą čia ar? Ką? Akumą dakrovinėjat ar ką? Va, vyksta akumo pakrovimas. Ir viskas. Tokios bėdos ne bėdos. Nu, šiandien kol kas anykščiam neina kortą. Mykolas sustoja. O, labas. Ir vėl tu šiandien ne gonkiai, netrasuoji? Ne, va, padėjom Mikaliukai paremontuoti. Nu, blia, Mikaliuk sugeda. Kas, Mykolai, anykščiam šiandien neina kortą? Kas tau? Tik nesakyk, ką bens baigės. Ne. Pusę šį dabar nusyk. Och, tu blemba. Ir vėl? Nebe granatą, o pusę. Ai, pusę šį dabar? Tai granatas jau laiką, dabar pusę šį nebelaikė. Tai dabar, kai laiks pusę šį dėžę nebelaiks. Turi dar koją pakeisti? Taip, jau baigėm jau visą. Supratau. Nu gerai, šaunuoli, laikykitės. Stanė stilių. Havai, ant kaklo gali paskabinti šitą. Ant kaklo kabinsi šitą. Bandysiu. Tai tau čia tik tai sparnas defektas ar dar kažką daugiau padarė? Tik padanga. Ai, tik padanga, ne? Supratau. Prisiklėjata gabalą, kur atnešiu? Jo, ačiū tau. Didžiausias, mažesnių... O, mažesnių nebesurinku, žinai. Dar vienas buvo, mačiau, bet... Ten jau smulkus ten jau tikėjo. Tai lėksi toliau? Jo. Nu ir gerai, okei. Skočius pats geriausias daiktas. Atneškės skočius ir hamutai. Švenčiaus trejybė, nu va, į krokodilai. Ir tu čia girdi gal prie mašinas prisidėrint, pasisukam. O, va. Rėmėjai. Kaip jūs atostogas? Gerai. Gerai pailsėt. Kiek išgerta buvo baro? Nedaug. Bet buvo. Tai aišku buvo. Kai all inclusive viskas ten geri. Kada į trasą sugrįžti dabar? Kada? 13, 12 kada ten? Aiskrauklė Latvija, ne? Lauksim. Nu, kaip žilvinėlį tau? Gražiai pakovojate, ja? Neblogai. Startas geras gavosi ir... Startas geras gavosi ir šiaip visai neblogai. Tikėjaus bus blogiau, kai tiek laiko nevažiavus. Paskui Urba lyg tai bandė spaust, bet paskui kažkur atitrūko gali. Aš dar ten biškis svariu ant galinio puskę, ten ant kampo vos neapsisukiau, tada prisiję labiau, bet išsitaisiau ten keis. Kol kas viskas kaip ir neblogai. Jo, viskas kaip ir gerai. Tai dabar prasimuši į pirmą eilę. Jo. Bus dar lengviau. Tuos arčiau pirmo bus. Davai, Stanį pagauti, kad nebūtėm per lengvą. Gerai. Ai, Majus labai gerai sureagavo į žalę. Tik užsidegė žalia, Majus pustelėjo gazą, bet atsileido iš karto. Šarai, kaip prieš tai... Nieko nespaudė, dugnas! Majus prieš tai, kai važiavo, stabdžiai degė ištisai ir smirdėjo stabdžiai. Smirdėjo stabdžiai meilūną. Ai, ne, Majus? Bet Majus... Majus irgi stabdžiai per dažnai spaudinėja. Majus bėgi.
Ratas. Ratas Meilūnas, kuris kyla Taip, stoja Ainoras Kuizas, ačiū Dievui, dar įveikia vieną ratą, kuris įsiskaičiuos jam į įveiktų ratų skaičius. Na, ta proga, kad Ainoras sustoja prie mūsų netoli, tai galim užeiti ir paklausti, kas šiam čia darėsi 2 kartus iš eilės tam pačiam posūkį prieš finišą. Ainorai, vienam rate tu čia prieš finišą kažkas tai čia pristoji prie gesai? Man čia užgesinėjo mašiną, paskui antro bėgių nėra, čia trečių važiavau, dabar iš vis nieko neturiu. Čia vėl posūkį, dabar visi bėgiai dingo? Dabar visi. Va, kur tas vežimis matosi, tai užžiūva. Ai, tas įsivylis, ne? Tai antrą liniją, Modė vėl kvietė į komisariatą. Modė. Visperton All? Kaip ten? Visperton... Ne, Visparto Alų. A, Visperto Alų. Gal Visperto Šakėnų gal? Jo, biški buvo. Dėl ko kvietė, kas buvo? Čia išėjom. Nu, paprasčiausiai aš ją nemačiu, nes veidrodis buvo nulinkęs. Iš tam posūkį tiesiog išėjom. Aš jau kaip ir spaudžius prie vidaus, o jisai buvo jau įkišęs. Nu ir... Tai davė baudo ar bar davė? Spėjimas. Spėjims. Bet su blem sugedo iš 3 tikrinatės viens kitą čia į tos posūks jau kur vienosis jau kažkur tavo alkūnės buvo jau. Ne, bet matai, kad tiesiogiai lenk, nu tai vadina stipriai galingesnis. Iš po posūkio gali ten geriau išvažiuoti prašiau, bet jeigu tiesiogiai lenk, nu tai... Nu ką, kažkaip bandam gintis. Nu daugiau ką mašina gerai?
Kaip ir, čia iš startą užspaudė į vidurį, bet nieko ten baisaus, ten vidurdėlį nulaksta ir visą kelią važiuoji, per tą kamerą kaip ir matau, bet per veidrodį nieko nemato, nes veidrodis kabaliuoji. Ir, nu... A kamerą tiek plačiai jaunėjim, kad tu šuo nematytum, kas tai vis. Jo, nes kamerą, tai sakykim, galą jam, bet jeigu jisai įlindęs jau... Įlindė į aklą zoną visą, per veidrodį nebematai. A, taip gynės dairys per pėtį. Tai kad su Hansu net negali pasisukti. Jo, galvai tam. Galėtum dairytis, bet ten fiziškai neįmanoma. Nu gerai, davai, pasimatysim, laikyk. Nu, neblogas sugrįžtuvės žiūriu į krosą. Nenoriu prisikalbėti. Kaip jausmas pirmam važiuoti po tiek metų? Biškai, kai išvažiuoji, pirmus dings baimės, į posūkį net leis gazą, biškai su kairė koja. Čia va biškai išsigandau to iš starto, pabučiavai subinę bakst, kad nemiegot. Pažadint, kolegas padėt. Kad padėjo tos pažadinims. Nedaug ten jūsų, bet visi vienoj krūvoje, ar tai važiuoja, ta prasme, žinai, jausmas turėtų būti geras. Taip, pistelė, liaudiškai sakant, tai biškis. Gerai, kad tie nervai šalti, matyt, nuo motokroso gal bandykė. Šiaip tai, bandysim. Mašina, kuo, sulik kiekvienu metru vis pradedam bendrą kalbą gražesnį. Mašinėlė tai stipri ten, startas labai geras buvo tavo šį kartą. Bandysim dar. Senas padangas, tai kas bus, jeigu naujas susidėsim. Nu ką, lauksim tada su naujom padangėlėm dar stipriau galbūt. Bandysim. Gerai, iki. O, turim vienodų spalvų kombinaciją, labas Vaidėlį. Labas, girdžiu daug šneki čia. Stengiasi. O, žiūrėk, šitas mažas, tai irgi panaši uniforma. Na. Kokie vėjai, Vaidėlį, tavo atputė dabar čia į Kupiškį? Tai palaikyti autokrosą. Mažuosius, ne? Jo, čia, žinai, irgi reikia dairytis. Kokia pamaina auga, ne? Pamaina auga, tai jau bando sukiot vairą, aišku, dar biškai per mažas, bet po kelių metų, manau. A, kiek metų? 2 dar tik. Šitas jau yra 4 metų amžius ir jūsų metų stažu, žinok. Tai sakau, dar metelį. Dar metelį ir jau gali. Majau, turim tau pirkėją tavo bagiui, kai jau tu lipsi į didesnį. Už kiek parduodi, Majau? Ką? Parduoda. 200. 200? Mažai, čia 200 tai yra padanga viena. Tai va, žodžiu, bet su spalvom tai žiūri pataikat. Milijoną. Ką, kaip praliuks praėjo? Girdėjau, ratą nusilaužėt? Jo, labai gaila naktiniam miesto greičio ruože kliūdėm bordiūrą. Ten toksai gale buvo gal blogai užsirašyta šiek tiek. Nepasižymėjau bordiūrą išorę ir jau kai pasistatėm skersą, kaip sako, pamačiau, kad jau nudaužytas bordiūras buvo. Tai tą patį bordiūrą ir Giedriukas kabino ir dar kažkas iki manęs. Mes ten startavom 9, atrodo, dar 7, tai nedaug dar buvo mašina, bet tokia labai išlikšti vieta. Įvažiuojant į mišką pakelta daug dulkio ir atvažiavus į galą reikėjo tokia buvo špilka, kurioje tiesiog pradžiai dulkėse neradau aš jos, o paskui, kai radau, reikėjo staigiai suktis ir šiek tiek per greitai ir galiniu ratu barkštelėjom bordiūrą. Aišku, nepastebėjom, finišavom, viskas kaip ir gerai, bet kitą dieną, kai nekaip žiūrėjo, nerado jokio gedimo, išvažiavom 6 greičio ruožą, pravažiavom visai labai gerai, skaitau. Ir 7 pirmose kilometruose visiškai lygioje vietoje, tokia posūkiuose tiesiog ratas išlūžo. Tai labai liūdna, labai gaila, bet ką, mašina jau paruošta, laukia Mažeikio Orlean Rally 3 etapą. Jau su Kamilė? Jo, šitą sezoną jau tikrai važiuosim. Kaip ten buvo? Ne, čia aš turiu kitą driver, sakau, palauk, Vaidėlis, geras darybininkas, suderėtų. Susitarėm, radom bendrą kalbą kažkaip tai sunkiai, bet radom. Kaip sako, nieko nėra gero lengvai. Nu gerai, tai Vaidai pasimatysim per ralį, o dabar einu iki didžiausio mūsų lenktynininko, tavo, kuriam 4 metai. Nu, Majau, dabar su startu papasako, kaip gavosi. Gerai. Dabar nebloga, ne? Bet žiūrėk, kai pamatai žalią, tu ir mini gazą. Kitų pedalių nebėra, stabdžio nebėra. Yra. Nereikia. Kai žalią pamatai stabdį, gali padėti šoną, nereikia stabdžio, gerai? Aš neturiu kur padėti koją. Bet tik tai ne ant stabdžio, dėkti kur nori, gerai? Nes dabar, supranti, aš mačiau, paspaudai gazą, labai gerai sureagavai į žalią ir paskui vėl biškį atleidai, ne? Tai va, tai jeigu ten koks nors falstarts, kažkas aplink tau nesvarbu, žalia ir mini. Sustabdys, jeigu labai reiks tam tave trasai, bet žinok, mink iš po starto, gerai? Sutarėm? Bagis gerai važiuoja? Kopūstų žvalgiai? Šaunuolį. Kopūstų neturiu.
Nesvarbu. Sakykim, kad sužvalgiai. Atostoginis dar vienas grįžo. Ir tu visą minibarą išgeri. Ne. Tėvas tu sakė... Mano apyrankė neleido. Supratau, nepilnamečia buvo, ne apyrankė. Nu, ką čia turim per reikalus? Įtarinėjom pusašį, įtarinėjom granatą arba netgi dėžę. Granatą, ne? Jo. Rainarai, ne pats blogiausias scenarijus gavęs. Kaip ir ne. Tik nežinau, ko užgėsau startą, šito tai neįsiaiškiu. Bet daug sustojai, kaip ir aišku. Taip, pusašis ten trosėlių išsimovė, junginėjimų tasai ir... Bet žinok, aš tu galiu pasakyti, kad jeigu tą palapinį sukiuojas banelis ir dainsės daryti, įtari Opelis sutvarkysit. GSI, kurva, parsivadintų GSI, dabar SSDI. Aš tai biržas pervadinsiu GSI. Aš pats kitą laiką persivadinsiu. SSDI, tai žinai, 5 kW, bet turbinas. Du sulystą, nemašin. O GSI jau viskas. Bus žaibų karalystė tada. Gerai, žaibuokit toliau, puikiai. Užeina pas Ričkelę, Ričkelę. Ar turi planą, kaip pavyti priekyje važiuojant varžovą, ar pakankamai tenkina, kas yra dabar? Beveik gerai ir tai. Tempas geras, pats pabėgi kažkiek? Viskas gerai jau. Važiuojam, testuojam, viskas gerai ir taip ir iki galo. Tik kad taip ir būtų, tai viskas gerai. Patenkint, žodžiu. Taip. Nu ir gerai. Jeigu viskas laika, tai reiškia, nieks netrukdo važiuoti. Taip. O finale žiūrėsim? O finale žiūrėsim. Gal panelė prognozė kokią nors, apie finalus kaip būna. Kas ten žino? Kas ten žino? Pažiūrėsim. Gerai, Ričkelė, iki. Užeikim alaus. Oi, ne alaus. Užeikim pas varžovus, paklaus, kaip sekas. Apurvins, Erika, kur valiojus? Ačiū Kujovo sekas. O ką keičiat? Sankaba. Sankaba? Kada tu čia įspėlį nuvelti, jeigu taip neblogai finišavai? Nežinau, pats aš nesuprastu, bet nuvėliam. Spėsit? Dedam atgal, bet matau, kad gali būt, kad ir nespėsim. Pabandyti užtarbozint man porą minučių. Dar tu čia. Gerai, viso. Nu, ir geras startas pavyko. Važiuojas. Gal biškį ir duobių mažiau dabar buvo. Jo, bet šiaip startą labai gražiai kyla tas golfas kažkaip. Nu, dabar pavyko jau. Nepramegojai nei kiek visai? Ne, nepramegau, padangas kitas uždėjom, tas buvau biškį per plačias uždėjęs, tai dabar gerai. Turėtų patenkins kol kas. Tai yra trivą pasidarai nemažą nuo varžovo. Nu, jo. Gal tikėkimės, kad taip ir toliau. Nu gerai, tikėkimės, kad viskas bus gerai. Žvyrą biš galim pavalyti. Tas Kupiškė molis, matau, net nenusvala. Pridžiūva. Einam pas Andriuką, padangų liktai šį kartą nutreikštų nebuvo. Ne, tik vieną, turim pasdėję gražiai. Rytas baigęs padangų, viskas. Sprendžiam, dėl ko čia taip įvyko. Gal slėgė per mažai buvo? Reiks kreiptis į Molotestą, tai biškai duoda garantiją. Ai, čia Molotestą? Molotestą. Nu. Antireklamą biškai. Ką darys? Jau antrą padangą, tipo. Klausyk, Važiuokit su Molotestą. O, žiūrėk, Kebas atėjo. Važiuokit. Tu savo rankas nesusikrešink, kad tai dar 2 metus nematysim. Klausyk, dabar kaip viskas gerai su mašina? Nu, kaip ir neblogai. Bet tas motoras jau čia nekvepuoja taip, kaip anas kvepavo, ne? Ne, šitas geriau. Geriau? Tik ten biškai dabar subėgęs kažkas. Nesakau, kad vienu metu liktai lėtai kažkaip pradėjai, liktai paskui išvisant kažkaip bėgė nepataikė. Nepataikė, bėgęs paskui antro, paskui radu trečio, tai trečio tada ir degina. Supratau. Kažko nebejungi. Nu, svarbu važiuoja, žinai. Na, tai svarbu baigti ratus. Nu ir gerai, nes jau ir kas Sankaps keičia, Narbutas ten dėžės griauna, jo, ten jau reikalai, na. O, Donce, labas. Labas. Linksmas šiandien visas. Labas. Linksmas šiandien visas. Jo. Tai daug nekalbėsim, kad paskui man karpį daug nereiktų. 10 metų žmona mane kenčia. Ai, sukaktuvės? Jo. Vakarui baliavojom 10 metų, mane kenčia. Kaip žmonas vardas? Indrė. Indrė, linkėjimai tau, Indrė. Aš įsivaizduoju, kiek stiprybės reikia gyventi su tokiais va kaip mes, kur amžinai namuos nėra savaitgaliais. Kur trasoj ir trasoj ir trasoj. Arba garažė, arba trasoj. Atsiprašau, Indrė. Viskas gerai, Indrė, šaunų vyrą turi. Davai saugok ranks, kaip aš koją saugu, tu prank saugok dabar, gerai? Gerai. Nu ką, dar einam pas Žilviną Astrauską ir visai netrukus keliausim į 3. kvalifikaciją, mažieji bagiai jau pamažu rieda į prieš startinę zoną. Kurgi Žilvinėlis? Per telefoną čia su mašiną susijungis, jau kilovatą keli. Šnekam kartu su mašina. Nu ir kaip, dabar važiavimas? Neblogai, visi gerai. Startas labai geras buvo. Visi gerai, jo pusė. Stainį galim gal išgaudyti kažkaip, ne? Galim pabandyti pasistengti. Nes realiai, jeigu gerą startą pasidarytum ir tada užsidarinėti kažkaip, tai nuo Stainę gal ir visai gautas. Nu, nuo starto išeitų, manau. Tai ant to ir statysi? Nu, bandysi. Jo, nes, nu, kyli pozicijam, tai jau aukščiau tik Stainis. Nu, taip. Reikia, kad viskas tik gerai būtų. O mašina gerai?
Kol kas viskas gerai. O kai būna iki to negerai, labai mažai trūksta. Oi, čia kaip ne. Riba labai plona tarp gerai ir nebebaigiam varžybų. Labai. Bandysim biškį ir patulsuoti ir finalas gal galia vis tiek viskas sprendžia, žinai. Supratau. Nu gerai, pasmatysim. Nu, Audriuka nėra, tai užeikim pas kolegas. Kaip kolegas, ar ramiom nuotaikam gyvenat? O kol kas ramiau, labai ramu. Mašina vis dar ant laidą, ant krovimo ir nieko daugiau. Nieko, nu elektra varomas nenorėjau. Hybridins kaip VRC, ne? Supratau, nu jeigu driveris irgi sau leidžia kažkur išeit vaikščioti, tai reiškia viskas ramu ir gerai. Kol kas ramu. Nu ir šaunuoliai, gerą poilsę tada. Na ką, bagį išrikiuoti ir galime pradėti trečią kvalifikaciją mini bagį įskaitoje. Dėmesio į startą. Aplodismentai Audrius Stanis. Na ir čia Žilvinas Astrauskas šiandien kaip niekada stabiliai. Tikrai džiugu matyti tokiuose pozicijose Žilvinas Astrauską. Orišniukas trečias, Regimantas Devulis ketvirtas. Kvalifikaciją žiūrim. Baliūnas padarė falstartą, tokį grubų falstartą, toks net su užlaikymu falstartas, bet jau vietoj Mykolas jau būčiau minis. Nu taip. Jau nebebuvo, ko ten stot, kai falstartą padarė. Taip. Jis tada pastovėjo, kai žmogus kultūringas iš anykščių, matai. Jis visat kultūringas, prašau, atsiprašau, žinai, nu. Nu nieko, bus gerai, nu. Komandos ir abudu dabar parkuojasi vienas greta kito. Kas nutiko? Bet jūs kartu su Andrium kažkaip pakontaktavote, ne? Jo, man paskui bėgiai dingo. Da bandžiau trečią, tai lyg antrų. Ten ir antras kažkur nepasitaikė bėgis iškart trečią jų. Jo, su vėliu numėgsina. Gal vėl kažkas įsimauja, gal vėl ta granata sukasi. Nesėkmingas lenktynės visai.
Tai dar kažką bandysite į finalą? Bandysim. Ratų užtenka? Tai turiu užtenka. Du klubiokai pasistumdė ir abu sustoja taip pačioje vietoje. Kas atsitiko? Nežinau, kažko nebevažiuoja, gal natą nusisuko, vairas nebesvairuoja, gal įsitraukia, nežinau. Tai čia po to susikabinimas Ainuro, ne? Jo, ten. Žodžiu. Taip mus nedaug įda tarpusavį, ne, pakariavait. Ką gali žinoti? Nu, ką padarysi? Ką, žiūrovai? O, koks gyvas žiūrovų kalnas. Šaunuoliai. Žodžiu, turim vieną automobilį ant ištempimo, kitą ant išnešimo su šakėm. Nieko nepadarys. Tikėkime, kad dar Hebra susitvarkys ir pagrįš į lenktynės rimtesnės kovinės būsenos ir galės toliau kovo dėl taškų, kurių mums labai reikia. Nu, Žilvė, iškvietė į komisariatą vėl tavi. Dėl ko? Kad šniuko į šoną tipą įvažiavau. O įvažiavai ar ne? Ne, senėjau, skarsas, ką žinau. Pratau, tai dabar medžiagą galėjai atsinešti. Jo. Nu, bet šiaip, tai išvaizda viskas gerai, viskas, ta prasme... Viskas gerai, mašina važiuoja puikiai, ne? Tuo metu kita Audi nevažiuoja. Nevažiuoja. Kas, Edgarai, ir? Su generatorių problemos. Taigi nereikia generatorius, iš akumuliatorius pavažiuoti. Nu, nepavažiuojam, neįkišam didesnio akumuliatorius. Į dėžę. Nu, žodžiu, bėda bedužė su Audi. O mūsų bulkelė da važiuoja. Bet pas teisėją eina kas kiekvieną zajezdą. Bielskio ir Lėjos Vareikaitės. Osvaldas Pukėnas nedalyvauja lenktynėse, bet visą dieną kepia kibiniukus. Vėl mamytė pridėjo? Mamytė. Ačiū labai. Nu, kada dalyvausi? Pasirodys kažką. Išbėgsi aikštelę ant švenčių? Laisvai. Gerai, lauksim. Valgysim kibiniuką, ačiū visi. Ačiū Vaclavai, iškepė mums skanių kibiniukų, kai visą laiką neužmiršo. O mums lieka tik finalai. Finalai ant tiek rimti nusimato, kad mūsų komandos vadovas Egidijus pasiėmė meškerę. Pasiėmė žvejybinį tinkliuką ir eis į tvenkinį ant krantą. Kadangi vakar vis nusprendė, kad aš gimęs žvejoti, o ne sportuoti, tai varau žvejoti. Nežvino nedėgos? Taip. Jeigu visų klasių dalyviai ruošiasi startam, taip toliau ten mašinas tvarka, tai mažieji bagiai visada va tai vadaro. Žaidžiai kažką daro, mašinas kasų pasmėlį. Jie ko jūs nesiruošiat finalui? Dar nereikia dar. Dar nereikia? Dar kažkaip. Bet tuo reikės. O kada eisit ruoštis? Maju, kada eisit ruoštis finalui? Nežinau. Tai tau neįdomu važiuoti? Įdomu, bet nežinau, kada ruošies. O kas įdomiau, važiuoti ar žaisti su mašinom ant smėlio? Važiuoti ir žaisti su mašinom ant smėlio. Bet per pertrauks visat žaisti su mašinom ant smėlio? Taip. Kodėl? Nes man tai patinka. O kaip tau šiandien sekais? Gerai. O kaip dabar su startais, kas gaunas papasakok? Nežinau. Ką? Ne. Maju, pakalbam. Ką geriau galima dar padaryti? Ką dar jauti, kad kas dar nelabai gal gerai? Jaučiu, kad negerai startas. O po to? Po to nežinau. O stabdį dabar mažiau spaudį? Taip, mažiau. Mažiau? Tai girdi, dabar dar mažiau spaus, gerai? Mais ant smėlę su mašinytėm žaidžiu, sako, tai ruošti finalui. Ai, tai spėsiu, sako, pasiruošiu. Kiek dar Spėsiu. Bagis dabar gerai, mu? Dar ne tiek, kiek norim. Dar galėtų būt geriau, ne? Ta prasme, kažkokias yra tikrai ir nežinom, ko nesuprantam iš oro. Kas netraukia, ar kame bėda? Apsukų reikalas yra diržų kilimo vieta. Kartais pilnai kyla, kartais ne. Vadinasi, trūksta apsukų kartais net iki 2 štukų. Tai skirtumas tokiam triperiukui, tai jis... Pratau. Aš da galiu savo trigrašį įkišti biškį tą bagį, paremontuoti kai ką. Ką indės? Išimis. Šitą pedalį atjungti reikia. Stabdžio pedalį. Paduok 10 raktelį.
10 pat. Tuoj mes jam išimsim stabdybą, jam čia nefigatas stabdys nepadeda. Atjungiu dabar. Dabar neveiks. Dabar stabdys neveiks. Žodžiu. O kai, jeigu dabar dar neužteks, tai žinai, ką kitą kartą padarys? Gazą ir ant stabdžią perjungsiu. Bus 2 pedaliai gazą. Galės dviem kojams spausti. Žodžiu, tikimės geriausia, bet jeigu ką pasiruošim ir tam bairiui. Mes jau pasiekėme realiai savo šių metodo tikslą. Tikslas gerai, pabiški. Ne, mūsų tikslas buvo būti grupiai. Su visais, jūs matė pats pelnai laiko. Ir dabar praktiškai nieks ratų jau nebelenkia. Jis jau atakuot bandą, bet mes jo neišmokinsim trasos. Ta prasme, jis startavo 4 čia, ką tik. Į posūkį sako, pamačiau ratą ir išsigandau. Pačiam Majui reikia šiek tiek tų kilometrų praktikas, nes dar, kaip sakau, ne visai į vairavimą susikoncentravęs. Kai kur pramiega, kažkur pražiopsa, kažkur pražiūri. Na, betgi metai tai 4. Mes da didesnį žiopliai buvom, kaip mums buvo 4 metai. Nes nieko nepadaryti, nes ragas. Nu. Nes nieko. Ir vėl tas pats. Va. Granatas life. Čia aš nesuprantu, gal ta granata pereinamasis prizas? Vidinis niekad nėra buvęs gyvenime. Iš pradžių ryčka plėša granatas. Iš pradžių banėlį. Iš pradžių mūdė. Tada tu pereinamą į prizą ryčką perėmė, dabar Ainors. Bet nėra gyvenim buvę, ką vidinę išeitų. Bet dar šilta, ja? Taip. Tik kas įdėjom. Pasim, kad gal man nebereikia. Ir mūsų idėjom, svarbiausia. A ne? Kažkas negerai. Nebūt variant, kad stakans gali būti išėjęs, jam Tai čia po Vilkyčių gal da defektai kokie? Gali būt. Čia gali būt. Nes dėl ką jį laužo? Nesąmonė, nes atrodo, nėra buvę gyvenime. Pūstaš arba granatai yra pasiekmė, o ne priežastis. Priežastis kažkokia kitokia, dėl ko jis lūžta. Gali būt kažkas yra išėję. Kaip buvo su Nautana. Daug laisvumų turėjo. Ką? Eiga kokia? Pūstašė, neužsukus varštą va to. Nuomonės skaitiklis padėtas pakeisti nuomonę, jeigu kažkas nesutinka su nuomonė. Nu ką, Ryčka? Stabilus kaip stabilizatorius. Panašiai. Ir patenkins ir viskas gerai. Jo, viskas gerai. Nu super. Važiuojam. Šį kartą kratą net nebuvo išsitraukti jaučiu. Wow, pasitikrint. Supratau, nu jeigu tik tiek, tai reiškia viskas gerai. Manau, kad viskas gerai jau. Nu, tikėkimės, kad tokiam pačiom nuotaikam ir po finalo šnekėsim. Aš lygiai taip pat tikiuosi ir beveik visą sezoną galėsim taip kalbėti likusį. Tikiuosi. Labai norėčiau. Duok dievį. Gerai, Ryčkelė, iki. O, Tomas viskas gerai, Majauskas? Jo. Nu, kas ten buvo? Startas neblogas, bet žiūriu, ten pozicija 1, 2, 3 ir 4. Nebuvo starto, nes... Nu, išėjimas pats kaip ir, sureagavai gerai, išėjai neblogai, o kas toliau? Sureaguot neužtenka. Neužkaitinom variklį, nes prieš tai važiavimą pramušėm radiatorių ir tūpėm finalui. Aha. Ir biškai subarbuliavo ir užsibarbuliavom. Supratau. Ir po to užšilo ir pradėjo važiuoti, tai dabar. Bet dabar jau viskas nulupta jau. Užkaitinsim, dedam naują ir bandysim kaitinti. Nusiorinkit gerai? Yra, va, orinsim. Aš irgi biškį prisidėjau prie vieną mūsų komandos narę Rėmanto technikas. Nuėjau pas Majų Gruzinską tą mažylį, sakau, girdi per daug stabdai. Stabdžio pedalą atjungiu. Sakau, jeigu da bus mažai, ant stabdžio gazą pajungsiu, kad 2 kojam gazą spaustinu. Tai va, žodžiu, visi su bėdelėm, su niuansais, nėra lengva. Tas klaidas, čia nepasidarėm tinklelį, vakmuo pramušė radiatorių. Pasimokysim. Nieka, pasimokys da. Labas. Ir vėl spakainus. Ką daryt, va, kaip tau gerai. Laukiu finalų. Kol kas viskas pagal planą ir normaliai, ne? Nu kaip ir kažkaip tai jo. Ten už tavis vyksta mūšiai, jau pasaina pas varžybų vadovus, aiškinsi, jie ten... Gali būt, net nežinau, ko aš girdėjau, kad... Nu tai ką, tu matys, kaip per pusę kilometrą pabėgsi. O taip, va, nu va, laukiam dabar finalo. Kaip jau čia bus dabar. Nu blet, tai viskas kaip ir tvarkoma. Namų sienos padeda. Jo, namų sienos padeda. Lemma man, Nu, kaip sakant, ar sienam geriau nelypti šitam sportui? Jo, čia sienam.
Nu gerai, tai gal, laukia finalą. Okay. Tai va, pas Audrį viskas stabilu ir užtikrinta. O mes eikim pasižiūrėti, ko dar nepakalbinam. Vis partalo. Taip, valgysim kopūstienį. Aišku, valgysim. Tušinti į vakarą. Tau čia gali maisį padovanoju. Aš jam padovanoju. Aš nusipirku ir jam padovanoju tokia pat tik mažą dydžią. Mes 2 kopūstus. O tai nėra kokia kopūstas Motorsport Racing? Ne, dar nėra, bet kitam sezonui įsteigsim klubą Boost Motorsport. Nu ką, gera? Nieka, nu kažkaip taip. Ne, dabar kvalifikacija tai vis be incidentų, vis gražiai iš starto. Šiaip vyrams taip ir Šatkauskas kaip prilipa iš... Jo, dabar įsiterpia Šakėną, tarp tavęs ir Šakėną Šatkauskas. Šiaip jis kaip ir, ką žinau. Bet Šatkauskas mažiau tave privėja, ne, negu Šakėnas. Ne, tie Šakėnas prieš tai kaip tiesiojasi jau ant lenkimą, nu ten, nu, jaučiasi, kad... O dabar gasi, kad Šatkauskas patrūkdė Šakėnui pristavom prie tavęs. Jo. Tai vat, finalai žiūrėsim. Ir kaip saka, Mūdė, finalai viską čia parodys. Taip, čia gali visų dienų sektis, nu va, kaip Ainas, nu, Ainas ten Granatas Live festivalio organizatorius estafetę perėmė. Ten greičiausiai, kad bus... Vilkyčių bairiai. Kėbulo neatitampę, gal... Kampas kažkur blogas. Neturi. Nes su vidiniam granatom nėra buvę, niekad gyvenim. Ir dabar net neturėjo naujų, nes gyvenim sulaužė. Nu, vis originalus pusašiai, originalius granatas nėra buvę bairį. O čia jau antrą granatą. Ir naują įdėjo, naujas... Tai aš sakau, tai granatą arba pusašis ir naujas spidanas, ne kažkoks ten, žinai... Ne už 5 eurus. Ne Žat Baltika už Norfas. Ta spidana šiai dieną ją net nebėra. Aš užsisakinėjau, laukiu 1,5 mėnesį. Iš vokiečio atsiuntė, bet nu realiai nebėra jų. Taip pat kaip ir baterijų. GoPro štam. Rasim tu baterijų, davai. Kad tik būt ką filmuot. Suderint, smūt. Kad tik būt ką filmuot. Tai labą dieną. Labą. Tai praleidot vieną? Taip. Bet dabar spėjat? Tai spėjom, o ar važiuosit? Kiek trūko, kad spėtumėt, būtumėt spėję trečią? Smegenų namie trūko. Kad pasidaryt, kad viskas tiktų, ne kad reiktų pritaikyti. Ai, tai dar ir darėt, ne viskas balton gavas? Atrodo, kad padaryt, bet nepadaryt. Ratų užtenka tau vis tiek dabar. Tai aš 4 startuoju, vieną praleidai. Esame matę ir kad iš giliau startuojant. Nu, ne tam darže buvau. Bet sustvarkys, man atrodo. Išsispręsi tą pozicijos klausimą per pirmus durats. Būtų gerai. Bet kai bus, vėliau bus. Aišku. Čia buvo Markelevičių žodis. Žiūrim. Davai, žiūrim. Paklausim pas Mykolą klausimą iš reglamentą. Pagal šių metų reglamentą, įvykus folstartui, ką visi daro toliau? Važiuoja. A tu padarai folstartą, dar palauki tada visų? Taip. Kas čia buvo? Draugiškai. Mes sakėm, blem, Mykolas geras žmogus padarė folstartą, tada visų palaukė. Taip, aš paskiau važiuodamas sakiau, nu kokia velnė, nevažiavau. Jo, jeigu jau kaliai, tai ir kaliai, ir išvažiuoji, žinai. Nu vis pagal seną to. Nieka, pripras, kaip reikalai šiaip? Gerai, šiaip važiuoju. Jokių granatų, jokių festivalių? Nu, daug dievė. Kol kas, 2 važiavimus įsivažiavo gerai. Apart to folstarto, turbūt pirmą kartą gyvenime jį padariau. Nekaista mašina, viskas gerai? Ne, tokia geras, žiauriai faina, nu. Labai, šiaip rodė, kad lietus turėjo lyti. Bet visą dieną tokie debesys sukasi, bet nieko kriminališko. Labai gerai. Super. Nu gerai, užeikim pas bičiulius. Ką bičiuliai arda? O, Milvokis užkurtas jau. Baigiam sukrauti. Ką dar? Granatas įnėrė. Čia po to pasiramstymo su Astra. Įtraukė nulūžą, ne? Jo. Detalių rezervas dar yra kažkoks? Dar yra, turim. Tai dabar jau finalai jau Max nusiteikimas. Jau dabar viskas, jau dabar kai bus, tai bus, ne? Kai bus, taip. Supratau, tai iš kurios eilės galą jau iš kažkur, ne? Ten statys tave? Tai abudu su lykom dviese. Jo. Nu, nepasiduokit. Finišas tada, kai finišas. Ne anksčiau. Nu gerai, šaunuoliai, tvarkykitės. Na ir dar kartą pažylį užeikim, ten jau po akistatas su Šniuku, ką nusprendė teisėjai? 5 sekundės baudos. Tau? Jo. Keliado rytulį, minutę pasėdėt ant suolą, ne? Panašiai. Nu ir kame ten bairis, kas ten buvo? Susikabinat, užsikabinat? Taip, biškės nusmūgis buvo ir tie. Tai tau 5 sekundės ką keičia? Iš esmės nieko turbūt? Nu, iš antros eilės. Aik tu, o būtum iš pirmos? Jo. Tada keičia. Nu, bet jeigu mašina važiuoja, nu, tai startas geras ir gal atsigaudys iš karto patį. Gal. Nu, davai. Laikyks, sustingam finalį. Regimantas lopo kėbulą priekį.
Oi, labas. O, labas, blogai važiuot, kai iš galo, ne, gauni akmenų? Prieš lempas išdaužė. Naujai sakė. Ne, bišk samarėza, kad nekakotų vidų. Girdžiu, bet ant kantrybės eina, indžia kurba kažkur atsirašo, da kas nors nutinka, nu... Svarbu, kas nors nenutiktų, bus gerai. A, bet tau šiaip viskas gerai, ta prasme? Jo, kol kas vaikai. Hondelę važiuoji? Važiuoji, kai nevažiuoji. Kol kas. Stans paveiksi priekšinti stabiliai kažkaip be jokių gedimų, tai tau šiandien gali būti sunku, žinok. Stans nėra, kas ją palaika matyti. Nėra. Nu kaip, Astrauskas gal da kažką dadės, bet... Gal dadės. Iš startą nebent, žinai, paskui ten vėl nežinau. A ką Astrausko kvietė? Astrauskas gavo 5 sekundės baudos už bajerį su šniuku, ten nebuvo geras kontaktas, visiškai legalus. Tai gavo 5 sekundės, tai dabar Astrauskas iš antros eilės važiuoja. Šalia manęs? Šalia tavis. Tai va. Ai, tai nebesuks, ten medvaršia lengvesnis, ką būtų. Nebesuk. Nu gerai, davai laikyks. Kažkaip gausis gal. Finalas 6 ratai, ne 4, nepamiršk. Gerai, nesustoj. Gerai. Jau baigė žaisti su mašinytėm ant smėlę? Taip. Laiks rengtis? Kur varys? Į finalą varys, Maju? Gerai. Renk savo kostiumus. Labai sunku šalms, Maju. Sveria galva? Taip. Mažiausias mūsų sportininkas. Oi, galva pabėgs, Maju. Šalmas. Vos antrip nebuvo. Man atrodo kažkas biški paimas. Man po pusės litro tai buvo atgal galva links. Davai, Majukai. Nepamiršk, ką sakau, žalis ir varai. Ir jokia stabdžia, nes išjungiau pedalą, nebėra. Nu, Egidijus visgi gyvendino savo planą nuvaryti prūdą ir pažvejoti. Užsimetė meškerę va ten va. Užsimetė tą tinkliuką žuvies laimikiui. Bet panašu, kad neišėjo plans Egiokui. Žveja bilietą neturėjo pilietis. Taip, prigavo. Aplinkosauga prigavo. Taip. Meškerė yra, tinkliuks ir žuvies nėra, bauda yra. Tinkliuką parneša. Dar ir tinkliuką parneša. Žodžiu. Ribalka į minusą. Visiškai. A pagavo, ką nors mūsų klubo vadovus? Nei žvyną, nei vadegos, nieka. Bet tai sako, jeigu nepagavai, tai ir baudos nėra už ką uždėti. Tai va, tinklo rado. Nu, jis nešvėjo, jis tiesiog mirkė tinkliuką ir viskas. Tinklo rado. Tinklo rado. Ir valtį konfiskavo. Jis nuo krantą varė. Ir dabar Žilvinas Astrauskas laiko už savęs Audrių Stanį, laiko kokiem 200 arklio galių daugiau savo už nugaros ir pasižiūrėsim, kuris dabar kietesnis, ar puolantis su daugiau arklių, ar besiginantis su mažiau arklio galių. Na, kurį palaikot publiką, ar tą gražų avietinį Audi, ar tą beproto galingą ir išskirtinį garsą demonstruojantį Volkswagen Polo?
Įtvarus kalą čia finiše. Žilvinas Astrauskas, bet išsaugo pirmą vietą. Žygimantas Devulis finišuoja trečias, taigi koks gražus finišas. Jau po finišo automobilį abu nuskrydo į pakraštį, bet Žilvinui Astrauskui užteko atstumo kištelti tą savo Audi TT, tą gražų Barbių namelį išlaikyti prieš įspūdingą greitą ir galingą Audriaus Stanio Polo. Gražu, wow, labai gražu. Tokie ir turi būti finalai. Per 0,09 sekundės dalies ties finišo postų greitesnis buvo Žilvinas Astrauskas. Įtvarus įsiklijuoja Andrius Prichodko. Nieko baisaus, skaičiuoja kosmetiką. Šokinas! Antras Atkauskas, trečias Modestas Varelis. O čia Mykolas Baliūnas, bravo, prasimuša į ketvirtą vietą Mykolas. Ateina mažas sportininkas pasimt savo dideliais kameras. Nu, Majokai, kaip sekės? Gerai. Kaip, kelins grįžai? Prieš paskutinį. Nu, bet aplenki vieną. Aha. Nu, gerai, duok žaibą ir sustinkam kitos varžybas. Būsda greitesnis. Stabdžiai nebespaudai? Nebespaudai. Štartą Gedas geriau pajudėjo. Viskas ten gerai, antras laikios, bet ten, Kuizinas stovėjo, Ainars. Nu, per geltoną atėjo, kaip šikė į kampą, tai rats išmušs visas. Ainars užšikė? Ne Ainars, Šatkauskas. Šatkauskas, Ainars jau stovėjo? Tai sakė, ten jau reikia, kad saka, video yra, Gal dar nagrinės? Ne, tai čia tikrai nagrinės, nes ten ir geltona, ir kontaktas tiesiai į kampą. Nu, tai čia... Negali nenagrinėti? Ne, tai pasižiūrėk, praveš mašiną, ten rats visiškai persisukęs. Tai dar kaip su kreivu ratu dar visai neblogai. Nu, išėjo jaučiu, kad tempi vieną pusę, bet tai kiek belika pusę ratą, Tai kažkaip... Nu, apidna, blėt. Apidna. Ilgai, 3 savaitės iki sekančių varžybų, čia kaip ir smulkių tų darbelių, čia nebe smulkių darbelių pridarė. Tas įtriks, skardas ir šakis. Tik aploštas, ten ne problem, bet tiltas, kas ten daugiau, ar koks amortiks nenulūžo, nežinau. Nu, tokie finalai modė. Grubiai kartais tam sporte gaunasi. Negražiai, plemba, yra stabčiai. Aš suprantu, kad vis pirmus nori būti, tą ir atvažiuojam, bet kartais savo techniką irgi reikia pasaugoti. Jeigu pas mane rats išlūžo, tai jam bėdų irgi turėjo būti. Tai reiškia, rizikas jau visai, Nu, žodžiu, yra kaip yra. Yra kaip yra. Minėtas finalas, Mero taurė 2 litrai pradeda savo lengvą.
Vytautas Laužikas kol kas pirmą ratą įveikė pirmas. Šį kartą išsigelbėja Mantas Bielskis ir švenčia antrą vietą. Mantas Bielskis, trečias. Dėmesio į trasą, paskutinis 6 ratų mūšis prasideda. Ready to race. Niekur nieko jame ir išlinda Bielskis. Išlindau. Nu, kaip čia, pirmas startas posuks nepaėjo, ar kas nepaėjo? Jo, kažkaip ten tikėjausi kitaip susivažiuoti, bet gavosi vienu žodžiu viskas gerai. Bet tokia pusprogė turėjai, kai ratų pavijot Turėjom, jo, aš jaunuolį. Taip gavosi, nu, aišku, taip gavosi, kad mes vienas pro vieną pusę bandėm, kitas pro kitą pusę bandėm. Ir gavosi taip, kad aš lindau pro dešinę pusę. Ir tau biškį pavyko? Ir man pavyko iki kol pradėjau trauktis tą mašiną, tada atsidarė Bielskiui viskas ir mane uždarė. Ir aš komentuodams taip sakiau, kad čia tas ratų lenkiams apspręs situaciją. Ir ta prasme jisai nieko nepakeitė, jau gavosi taip, kaip gavosi. Bet tu jau kaip ir turėjai progą. Taip, jau ten viskas buvo suplanuota, taip. Kaip realiai buvo galima, nešvariai lenkt buvo galima, pasistumiant šiek tiek, nes kada amortizatoriai neveikia, jisai labai šokinėdavo ir išorę iššokdavo. Tai gausi taip tiesiog kištą, atidaro kaip ir trajektoriją vidų. Jo, bet kam? Mano tikslas buvo parsivežti sveiką mašiną. Ir dar taurė. Ir daug. Tai viskas super. Aš jau laimėjau šiandien. Šaunuolis, Ričkelė, malodės. Ačiū tavai, ačiū Rūš. Aš užsikasiu ant vietos. Iš starto ar kur? Jo. O paskui? Kietai labai buvo ir... O po to jau, žinai, pridūris. Klaidos jis nepadarė jokios ir niekur neįlindau. Bet vienu metu jau buvo, labai arti buvo. Ne, tai arti, tai kas iš to, bet žinai, klaidos nepadaro, kas iš to. O mūsų mašinos gal lygiai tokios pa. Nu šiaip, galingumo atžvilgis. Nu tai yra kaip yra. Nu, bet lenktynės buvo gražios. Įdomu buvo, gerai. Mykols finišavo pagal faktą ketvirtas, bet vaikšto išsišieps. Kodėl? Trečias. Kas buvo, kaip ten, kas sukryto? Kažkodėl Plungiškis nuėmė. Šatkauską. Techninis protestas ar kontaktinis protestas, kas ten buvo? Techninis buvo protestas, ne? Dėl priekinę baltį. Ir supratau, tu kili automatiškai į trečią vietą. Ir ten tos sekundės kažkokias dėl vėliavos dar tau klausim kėlė? Jo, bet užteko, tik 5 sekundės pavyko atsiplėšti daugiau. Tai sveikas sugrįžęs į priekį. Su finišiuku ir kaip tas pirmas išbėgimas su krosinė mašina? Smagiai. Ko finale pritrūko, nes iki tol kvalifikacija 11 ten stipriai buvo iššovęs. Kas neišsipildė, kokie planai finale? Gal drąsus, startė sparnų, pagailėjau gal, pasiglamžęs. Buvo kur galima kišti naglai kažkur pabandyti palysti? Man stuktelėjo gal ir apsidėjojau gal. Atpratęs reiktų biškai to... Naglumo? Jeigu tave stum kad gal, bet
kažkaip jau. O matei, kad Taujens priekį važiuodamas verda, ar nespėjai atkreipdėti? Mačiau ir Gelžinės pradėjo virti ant galo. Buvo mintis, kad kažkas jau... Aš jau kai snaiperis laukiau. Taikiai. Kas kur, kaip ką, bet... Ne, iš tikrųjų gal... Aišku, čia dabar palaiko kalbėti, gal padangas būtų padėję, biški, nes iš to starto iššokti. Nes jeigu būčiau iškilęs kaip per antrą kvalifikaciją, manau, kad viskas būtų smagiau buvę. Žodžiu, dar yra kur pasitobulinti ir mašiną, ir save, ne, ir... Kai šiandien padarėm ir testus, ir treniruotės per varžybas, tai manau visai neblogai. Svarbu mašiną sveika, bus ką namo parsivežti. Tai planas važiuoja dabar šitą sezoną kiek liko, paskui jau pilnai, ne? Viską išėlės, kur bus varžybas, turėsim laiką, galėsim. Techniką, jeigu nepaves, ir važiuosim. Antrą bėgį nori mesti, bet rankas sėda jėgos yra palaikom, kad neišmest. 8 pozicija Majus Gruzinskas. Dar mažesnis. Sveikinimai, laikyk štampę. Rankos spaudžiam, taip dar padarykime. Position number 7, Matis Vaiksdytis. Sumuškim pliumti. Taurės iškelia, bravo, minibagį, o dabar šampanas. Okay, let's start the party. O, papa. Ir kaip sakoma, deklaravo prieš startą, kad eisant išgyvenimo, tai ir išgyveno. 3 vieta, Regimantas Nevulis. Įrodė, kad su tuo šiek tiek mažiau kumelių turinčių automobilių galima pasikandžioti su tais didžiaisiais. Antroji pozicija, numeris 8, Volkswagen Polo E-Crosso komandos narys Audrius Stanis. Jo, reglamentą punktas nugalioja. Seriai, kad neįmušti kaklą. Na, ir dabar pakviesime nugalėtoją, kuriam už įspūdingą finalinį važiavimą dar bus įsteigtas ir papildomas prizas, tai yra purvasaugų komplektas, kad pirmas važiuodamas neištaušytų Stanių langų. Žilvinas Astrauskas, sensacinga pergalė klasėje Supercars. Senai mes šitos Audi laukiam to paviršūniai. Bravo! Lip, ką nepratęs, dabar dažniau gal reiks. Barbų namelis pirmas, labai gražios spalvos Audi ir dar sykį sveikinimai čia. Regimantas Nevulis, Audrius Stanis ir Žilvinas Astrauskas. Oi, čia kokias maudynės. Nu, dar sustokit bendrai nuotraukai su taurėm rankose, nes manau, kad nespėjot net taurių pakelt, bet šampanas pirmą atsitiko. Dar sykį aplodismentai, Regimantas Nevulis, Audrius Stanis ir Žilvinas Astrauskas. Į 3 vietą pakilo Mykolas Baliūnas. Iš 4 į 3. Ir štai ant podiumo šiandien nusipelno žengti čia Mykolas. Reglamentą turi laikyti. Jo, Mykolai, reglamentas, žinau, galioja visiems. Antroji vieta su nulaužtų galinių ratų po labai sunkaus finalo, tačiau ant podiumo Modestas Banelis. O, čia įvairiapusiškų emocijų girdisi. Įvairaus diapazono. O, žiūrėk, čia koks geras bus dabar. Oi, čia koks geras. Ir ant pirmosios vietos laiptelio kviečiame sportininką, kuris gaus ir papildomą prizą, taip pat purvasaugų komplektą už spaudimą. Gediminas Ašakėnas padarė puikų spaudimą varžovams ir čia iškovoja puikią pirmą vietą. Nelengva diena buvo Gediminas Ašakėnui, bet pamažu ir prasibrovė jis ant pirmosios vietos laiptelio. O dabar metas įvykdyti 9,3 reglamento punktą. Šampanizacija.
Čia trečią vietą klasėje 2000 iškovoja Richardas Jakimavičius. Puikiai, Ričkelė, puikiai. Ričkelė visada puikiai, jis visada su šypsena. O vienas punktą nevykdo, bet čia su visą galvą būtent toj nustuks Vytautas Laužikas ir štai taip šampanizacija. Trečią vietą laimi ir tik Kirdeikis atstovavo. Pastovėk, pabūk. Alų gerdams. Laimėjai trečią vietą, šauniai. Gerai, 55 taškai ir antrosios vietos taurė važiuoja į Panevėžio Kroso komandą. Štai taip. 55 taškai. Ir tu vienas. Ne vienas, taigi turi būti daugiau. Ir Tomas Majauskas, gyva mūsų mechanikas šios dienos pagrindinis, ir Mykolas, ir Audrius, visi čia turi būti, va, ir Randis su vėliava. Tik Česnels, man atrodo, kažkur žvejoja vis dar. O, va, kiek, va, urmų dabar visi, svarbu pradžią duoti. Ta prasme, bet pažiūrėk, Kirdeikis vienas laimėjo, tik 11 taškų atsilikit. Bet jam didžiausia, nes jisai atstovavo visą komandą ir daug metų. Daug metų vienas vaikšto į apdovanojimus Kirdeikis. Sykį aplodismentai ir 3 greičiausios komandos muša Cross Akra, Akrosas ir Smart Motorsport. Štai nuotraukas atsiminimui. Ir jeigu būsit pasiruošę, prašau įgyvendinti 9.3 punktą. Saulius Valiukas mėgaujasi šampanu. Servetėlių ten už kampo ir ant stalo. Dėdė Sauliu, O, Regidijus atsibudo. Na ką, ir kai visą laiką turbūt baigiamasis žodis varžybų organizatoriui, Sauliu. Palauk, ašaras bija. Tai tikrai tariu visiems nuoširdų ačiū, visiems gerų emocijų. Ir ką dabar? Eisim tenai prie scenas, biškį pasileisim plaukus, pasiautėsim, taip kad nusimato geras vakarėlis. Namo tikrai neskubėkit, uždarau vartus, iš Aginių neišvažiuosit. Pirma tūsas, tada namai. Egidijau, rankose antros vietos taurė. Taip. Lentelėje mes iki tol etape buvom pirmi, dabar Smart Motorsport ko gero mūsų neperšoks. Ne. Neįmanoma. Ir Buša Cross nepakils kažkur. Tai Akrosas vis dar... Kupiškis žemyn irgi nukrito, tai kol kas po 3 etapų Lietuvos čempionate mes pirmi. Kad ir kaip beskaičiuotų, kad ir kokie būtų protestai, mes pirmi. Lyg kad dar 3 etapai. Jo, įpusėjom, bet reikia juos išsaugoti. Nu įdomus sezonas, ką? Žiauriai, tu net neįsivaizduoji, kiek man morališkai tai ten yra kosmosas kažkoks. Net žvejoti išėjai vidurigongi. Faktas. Aš mesiu tą sportą, visų aš išeisiu, kaip sakant, žvejot, bet tegu jie tik laimi ir jie tegu viską padaro. Tai jo, emocijos nežmoniškai didelės, ta prasme, nu, žiauriai stipru ir žiauriai gera. Ta gražia gaida su daužkim taurėlėm? Būtinai. Tikrai yra. Už ką? Blet, vienodai. Jo, vienodai. Tai ką, ačiū bičiuliai, kad žiūrėjo dar vieną kroso seriją iš lenktynių. Šį kartą turėjom 3. Lietuvos automobilių kroso čempionato etapą, kuris tikrai davė daug vaizdų, davė daug gražių emocijų, davė daug video iš automobilio salonų. Sezonas įpusėjo, autokroso sezonas įpusėjo, turim 3 įvykusius etapus ir esam komandiniai įskaitoj pirmi, lieka dar 3 etapai, reikia kažkaip išgyventi ir įsirašyti istoriją kaip komanda numeris 1 Lietuvos čempionate, ne B, ne C lygoje, kažkur ne regionuose, o Lietuvos čempionate turi būti E-krosas šiemet. Pasistengsim visą tai padaryti. O jums visiems ačiū, kad žiūrėjot, kad sekat video, kad rašot komentarą, kas dar neprenumeruojat, bet žiūrit, būtinai paspauskit tą mygtuką subscribe. Tas augantis subscriberių skaičius tikrai motyvuoja papildomai mane kurti daugiau, filmuoti daugiau, montuoti ilgiau ir žodžiu, tikrai labai smagu, kai yra iš jūsų atgalinis ryšys. Ačiū dar sykį bičiuliai ir pasimatom jau kitam video. Čiau!